Galime pradėti žiemos projektus, pereinam prie SMC ir bus toks žvėris. Gražiai šviečia. Sprendžiau pakeisti grafikas. Tai turim naują šito motociklo dizainą, Nerko stilium padarytas dizainas. Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Pagaliau esu garaže ir galime pradėti žiemos projektus. Kaip matėte, autobusėlio projektą pabaigiau ir jisai yra dabar paruoštas žiemai. Todėl galime pereiti prie mano motociklų. Turime KTM SX 125 žaibą krosinį motociklą, KTM EXF 450 mano pagrindinį stunt motociklą ir kasdieninį 690 SMCR supermoto motociklą. Ir šitie mocam šią žiemą prigalvojau įdomių darbelių. Vieni iš jų pareikalaus daugiau dėmesio, kiti mažiau. Ir šiandien pradedam krapštytis prie gatvinio supermoto motociklo. Tai apie kiekvieną motociklą darysim skirtingus video. Nepaslaptis, kad daugiausiai darbo pareikalaus šiemet mano pagrindinis stunt supermoto motociklas, su kuriuo dariau ir sunkes treniruotės, ir pasirodymus. Bet apie jį pašnekėsim vėliau. O dabar pereinam prie SMCR žvėries. Tai šitas motociklas iš tikrųjų yra nerealus ginklas. Jis yra greitas, gan lengvas, labai manevringas, labai smagiai važiuoja. Su juo važinėti mieste yra nerealiai. Jis yra labai vikrus ir visur pralenda. Taip pat, kaip pamenat, šiemet buvom nuvažiavę į Slovenijos kalnus, kur irgi buvom išsivežę šitą mocą. Tiesa, su juo važiavo Virgis. Jisai buvo labai patenkintas ir irgi labai smagiai atsiliepė apie šitą mocą. Pas mane jis, kaip žinote, yra gan naujas, jis yra pravažiavęs tik 3000 km. Į jį buvo įdėta smagių detalių, tokių kaip Motomaster priekinis flame diskas, GPR exhaust duslintuvas. Tai motociklas ir stabdo labai gerai, ir ant priekinio rato galima važiuoti, ant galinio rato tarp kitko irgi labai smagiai važiuoja. Aš jam dar įdėjau trumpesnės eigos sankabos rankenėlę, ją pirkau AliExpress'e, bet šita yra daug patogesnė negu standartinė. Pastebėjau, kad šitam motociklui norint keisti pavaras turi visiškai pilnai išspausti sankabą, o aš mėgstu tai daryti vienu pirštu ir kai sankabos iki galo neišspaudi, kažkaip variklis pyksta. Tai užsisakiau šitą rankenėlę ir manau, kad bus daug geriau. Taip pat vasarą į jį instaliavau smagių detalių iš mūsų draugų Supermo Fulls, tai galim dabar keltis į vasarą. Šiandien randamės garaže ir turim šiek tiek pakrapštyti dalykų, patininguoti KTM SMC mano motociklą. Tai va, hebrytė man įdėjo tokių fainų detalių, veidrodėliai, kurie dedasi ant vairo, galiniai posūkiai tokie gražuoliai mažyčiai ir tokia ledinė lempa. Įdomu, kaip šita ledinė lempa atrodys ant motociklo, jinai yra su E žymėjimu, mano standartinė dabar yra tokia ir bus toks žvėris. Manau, kad labai čia įdomiai pakeis motociklo vaizdą ir šitoj lempai taip pat yra įmontuoti posūkiai, ką reiškia, kad galim panaikinti šitas didelės ausis. Reikia išsiardyti tą visą motociklo priekį. Jeigu jūs ieškote irgi tokių detalių savo supermoto motociklam, tai užvarykite Supermo Fulls shopą. O aš einu dirbti, imu tą priekį, ten jisai stovi tik tai ant 4 varžtų ir įdėsim tą lempą ir pasižiūrėsim, kaip šviečia vakare. Pajungiau lempą pasižiūrėti ir veikia posūkiai, žiūrėkit. Tokšt. Nu geras, labai smagiai atrodo ir gan ryškiai čia jie mirksi. Tai manau, kad reikia atjungti anuos ir palikti šitą. Lempa yra instaliuota, įjungiam dabar degimo, pum, čia viskas įsijungia, gražiai šviečia ir dabar įjungus posūkį, žiūrėkit, mirksi, kitą pusę irgi. Dabar galim išsijungti šviesą, pažiūrėsim, kaip čia jinai šviečia. Atrodo šiaip žiauri, sunku čia aišku per kamerą perteikti ir spindulys visai nieko, jisai yra tiesus. Tai fainai atrodo, dabar be tų posūkių mocas ir toks šiek tiek slicker atrodo, šiek tiek atsinaujina, nes ta paprasta lempa, paprasta lemputė, ne ledinė, nieko. Dabar turėsim LED lempas ir gerai švies naktį. Tai dabar galime pereiti prie tų galinių posūkių. Tai turim čia tuos didelius posūkius ir dabar galim uždėti mažesnius. Ką instaliavau tą vieną mažesnį posūkėlį, pasižiūrėkit, ant kiek jisai skiriasi nuo standartinio didelio. Fainai jisai čia mirksi ir gerai matosi.
Aišku, visada yra svarbiausia saugumas. Kai dedat tokios tuninginės detalės, pažiūrėkit, ar jos tikrai matosi, nes posūkiai, tokie dalykai yra svarbus dalykas važiuojant gatvėje, kad būtumėt patys matomi. Abu posūkiai yra instaliuoti, neatrodo labai išsikišę, manau labai fainai žiūrisi ir labai gražiai atrodo prieš tos SMC galinės visos dalies. Taip pat uždėjau šitą veidrodėlį irgi, o, sveiki. Važiuojant, vat, tas veidrodėlis matysis, kas yra gale. Nu ir va, šiandienos toks ir projekčiukas. Patinka man šitą mocą konstruoti visokiam tokiam baltoniniam detalėm, tuninginiam detalėm, kurios tiesiog pum, prisisuka, prisijungia, viskas veikia ir gali savo smagiai važinėti. Tai kadangi su šituo motociklu planuoju važinėti ir kitais metais ir važiuosime vėl filmuoti mano video su Rock Bagarošu ir visa kompanija kur nors į kalnus, tai iš tikrųjų jam nėra čia labai daug ką daryti, bet nusprendžiau pakeisti grafikas. Čia buvo pirmos mano gamintos grafikos šitam motociklui. Aš jį norėjau padaryti tokį šiek tiek racing stylą, bet ilgiau pasivažinėjus man šiek tiek atsibodo ir kadangi mano dizainai šiek tiek būna labiau crazy, tai sugalvojau, kad padarysiu ką nors įdomiau, kur bus daugiau detalių. Tai vaizdą vėl padarysiu juodą ir baltą, kad pamatytume gale rezultatą. Labai lauksiu jūsų komentarų. Manau, kad motociklas atrodys dar įdomiau ir gražiau. Nu ką, padarom juodą ir baltą. Iš tikrųjų nemažai laiko dariau, sėdėjau, galvojau, vis perdarinėjau ir kaip žinote, tas motociklas turi oranžinių detalių, tai niekur tu nuo tos oranžinės spalvos kaip ir nepabėgsi. Tai tenka visada improvizuoti ir derinti tas spalvos su oranžiniu. Tai gerai, kadangi grafikos jau yra išpakuotos, galima nuklijuoti seną dizainą ir eisim prie naujo. Geras, atrodo, labai senai mačiau jau motociklą be jokių lipdukų. Graži ta pilka spalva, oranžinė kombinacija, taip įdomiai atrodo. Visada galima padaryti geriau. Einam wrappint. Cross the line and you will see that everything is gonna be alright again. Just breathe in and then exhale. Before you know it, you're up there in the sky. One of us born to fly, and only one thing left to say: don't aim too high unless you really want to try. You've got to Nu ką, 4 valandėlės pasikrapštėm prie mocos, suklijavom tą visą naują dizainą, dar kai kurias detalės juodai perklijavau ir gavosi labai smagus rezultatas, tai lauksiu jūsų komentarų, o dabar žiūrim rezultatą. Nu va, tai turim naują šito motociklo dizainą, man tai dabar atrodo daug įdomiau, yra spalviškesnis, detalesnis, dabar nebeatrodo toks reisinis, o labiau jau nerko stilium padarytas dizainas, nuotraukose irgi atrodo labai įspūdingai, tai tikiuosi patinka ir jum. Dar šitam motociklui prieš sezoną norėčiau įdėti galinį diskelį motomasterių, nes dabar yra standartinis, aišku reikės pasikeisti tepaliuką, persižiūrėti ar visos kaladėlės dar yra geros ir būsim pasiruošę šturmuoti kalnus. Jau dabar
labai laukiu sezono, jau noriu su juo raidinti, bet visiems mums raideriam žiema yra toks laikotarpis, kada reikia šiek tiek pakentėti, pasikrapštyti, laukti sezoną. Na ir šiam kartui prie šito motociklo darbai kaip ir baigti, galim eiti prie kito. Sekantis motociklas bus mano pagrindinis Stunt Supermoto, nes ten yra daug reikalų. Tai šiam kartui tiek, su šito motociklu done ir susitinkam kitam video.